Labas rytas, malonu, kad keliatės draugė su Lietuvos televizija. Čia studijoje pasitinkame Saulių Čaplinską, kuris yra užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius. Labas rytas. Labas rytas. Malonu, kad atvykote į mūsų laidą. Mes pakalbėsime šį rytą, nors ir rytas, nors ir žvalus, bet apie tylųjį žudiką, apie hepatito virusus. Kokie yra naujausi tyrimai? Pirmiausia, reikia pasakyti, kad apie hepatito virusus tikrai yra atlikta gan daug tyrimų, apginta labai daug mokslinių darbų, bet vis atrandama kažkas tai naujo ir, sakysim, atrandami tame tarp ir nauji virusai, savaime aišku, atrandami ir nauji gydymo metodai. Deja, jūs visiškai teisingai apibūdinot Pasaulio sveikatos organizacijos apibūdinimą šitų virusų, kad hepatitas vadinamas tyliuoju žudiku, kadangi žmogus užsikrėtęs hepatito virusais, vienu ar kitų iš jų, ar netgi keliais iš karto, gali apie tai nežinot metų metais. Ir vieniems liga gali praeiti lengvesnė forma, vieniems galbūt jinai gali jisai pasveikti, kitiems chronizuojasi, dar kitiems gali pereiti į kepenų cirozę, gali reikti kepenų transplantacijos, gali įsivystyti kepenų vėžys ir dėja žmonės gali mirti. Ir atkreipdami dėmesį į šią problemą, Pasaulio sveikatos organizacija Liepos 28-ąją paskelbė hepatito diena, būtent akcentuodami tai, kad prognozuojama, manoma, kad maždaug kas 12 gyventojas gali būti užsikrėtęs arba hepatito B arba C virusais. Tiems televizijos žiūrovams, kurie galbūt mažiau žino apie tai, tai hepatito virusai klasifikuojami būtent lotyniškos abėcėlės raidėmis A, B, C, D ir taip toliau. Hepatito A virusų galima užsikrėsti taip vadinamų elementarių to būdu, kuomet suvalgom virusą. Nesinori naudoti iš ryto tokio žodžio, bet hepatito A virusas plinta tik tai iš sergančio žmogaus išmatom. Tai aišku, ką mes tada suvalgom. O tai gali būti tiek nešvarios rankos iš transporto, tiek užterštas maistas, tiek užterštas vanduo, užterštas pienas ir taip toliau. Šitas virusas, jo klinikinė eiga yra kiek geresnė negu hepatito B arba ypač hepatito C virusų. Tai būtent kas 12 pasaulio gyventojas manoma, kad gali būti užsikrėtęs hepatito B arba C virusais. Jų plitimo kelias yra vėlgi aiškus. Šitais virusais užsikrečiama arba lytinių santykių metu, arba kuomet yra pažeidžiama oda, ar per gleivinės virusas su sergančio žmogaus krauju arba lytinių takų išskyrom patenka kitam žmogui. Dažniau mes galbūt daugiau kalbėdama apie živ infekciją paskutiniais metais, tai jeigu lygint hepatitą B, C ir živ infekciją, tai, sakysim, tikimybė užsikrėsti hepatitų C yra kur tai 20 kartų didesnė negu živ infekcija, o hepatitų B dar 10 kartų didesnė negu hepatitų C. Vėlgi, kalbant apie tos pačius plitimo kelius, tai yra kraują ir lytinius santykius. Yra tam tikri duomenys, manoma, kad galbūt kas 6 Lietuvos gyventojas galėjo būti kur tai susidūręs su hepatito B virusu. Kai mes kalbam tokiais skaičiais, manoma, gali būti ar panašiai, galbūt dažnai televizijos žiūrovai nepatikliai tai žiūri. Bet vieną faktą galim pasakyti iš praeito savaitgalio, kuomet vėlgi minėdami tą pačią hepatito dieną, kur vėlgi pabrėžiu, Pasaulio sveikatos organizacija atkreipdama dėmesį, kad tai tikrai didžiulė problema, užtat ir siūlo įvairias priemonės, įvairius būdus, kaip atkreipti žmonių dėmesį į vienokią ir kitokią problemą. Taigi Liepos 28 pasaulinė hepatito diena prie Palangos tilto kartu su eilė partnerių. Norėčiau, naudodamasis progą, jiems padėkoti, galbūt nevardindamas dabar čia visų. Mes suteikėm galimybę poilsiautojams, kurie tuo metu buvo Palangoje, ne tik tai daugiau sužinot apie hepatitus, apie
kaip jūs įvardinote teisingai, tą tylųjį žudiką, bet ir galimybę pasitikrinti, ar jie buvo susidūrę su šitais virusais ar ne. Atkreipiu dėmesį būtent ar buvo susidūrę ar ne, nes iš to atrankinio tyrimo, kuris yra gan paprastas, tai galima tik tai pasakyti būtent ar buvo kontaktas ar ne. Žiūrėkit, ką radom. Iš 100 pasitikrinusių dėl hepatito C neradom nei vieno teigiamo atvejo, o iš 100, kurie tikrinosi, ar buvo susidūrę su hepatito B virusais ar ne, radom 5 teigiamus atvejus. Jeigu pervest į tos dinamus procentus, tai ir būtų, kad 5% gyventojų iš poilsiautojų, iš sveikų žmonių, kurie tuo metu ilsėjosi Palangoje, buvo susidūrę su hepatito B virusu. Kokioj stadijoje šita infekcija? Ar tai yra besimptominė eiga, ar gali liga artimiausiu metu progresuoti, kronizuotis, ar jie yra pavojingi aplinkiniams ar ne, tai yra ar jie užkrečiami ar ne, iš to atrankinio tyrimo pasakyti negalime. O kokie būtų pagrindiniai apsaugos barjerai, apsaugos priemonės? Na, iš čia aišku, kad kalbant apie hepatitą B ir C, pagrindinės apsauga būtų vengti kontaktų su kito žmogaus krauju, kaip tai gali atsitikti. Tai iš vienos pusės ne tik tai kartais dar gajus mitas, kad galbūt čia gali būti tik tai narkomanų, socialių žmonių liga ir taip toliau. Savaime aišku, kad jie rizikos labiau, bet lygiai taip pat galima užsikrėsti tiek atliekant grožio procedūras įvairias, tiek atliekant, sakysim, tatuiruotės, jeigu nebuvo laikomasi visų higienos reikalavimų. Galų gale dalinantis negi to pačiu dantų šepetėliu ar, sakysim, skustuvu. Na, o lytinių santykių metu apsaugos priemonės irgi yra aiškus. Reikia vengti kontaktų su organizmo skysčiais. Jeigu jau rizikuojam turėti lytinius santykius, kur neaišku žmogus, juk ant kaktos nebus parašyta. Dar kartelį, kad ta lyga besimptominė gali būti metų metais. Ir žmogus gali perduoti virusą kitam lytinių santykių metu. Reiškia, vėlgi reikia atitinkamai saugotis. Ačiū, ponė Sauliau, Jums už pokalbį. Gražios dienos. O mūsų žiūrovus, Lietuvos televizijos žiūrovus norėtume pakviesti pažiūrėti reportažą. Išeikime į Vilniaus gatves ir sužinokime, ar vilniečiai renka vaistažoles.